Europass svetainę visoje Europoje kasdien aplanko virš 50 000 lankytojų. Dauguma jų čia pildo arba atnaujina savo gyvenimo aprašymą. Taip, kiekvieną dieną čia sukuriama apie 25 000 Europass CV formų, kurios vėliau naudojamos ieškantis darbo ar praktikos. Įvairaus pobūdžio CV formų yra daug, bet vieninga ir visoje Europoje pripažįstama yra tik viena – Europass CV. Labas, aš Pasas, Europassas. Esu tavo raktas į karjeros pradžią bet kurioje Europos šalyje. Štai čia yra Europass CV forma, kurią gali lengvai ir paprastai užpildyti internete adresu www.europass.lt. Norėdamas pradėti kurti savo CV dokumentą, paspausk mygtuką Pildyti Europass CV. Štai, esi pagrindinėme Europass CV redaktoriaus puslapyje. Jis sudarytas iš kelių laukų – asmeninė informacija, paraiškos tipas, darbo patirtis, išsilavinimas ir kvalifikacija bei asmeniniai gebėjimai. Visų jų užpildyti nebūtina. Neužpildytos dalys galutinėje CV formoje tiesiog nebus rodomas. Be to, šį dokumentą galėsi bet kada papildyti. Jei nurodytų laukų nepakanka, juos gali papildyti pridėdamas nuotrauką, vairuotojo pažymėjimą, papildomos informacijos ar kitų gebėjimų lauką bei prisekti dokumentą. Europass CV forma parengta net 27 kalbomis, todėl gali pasirinkti, kurią kalbą pildyti savo CV. Paspaudus ant pliuso atsiveria papildomas langas, kuriame vedama informacija. Užpildęs formą nepamiršk jos įsaugoti. Laukelyje paraiškos tipas gali nurodyti, į kokias pareigas pretenduoji. Kiekvieno lango šone rasi patarimus ir papildomą informaciją, padėsiančią tinkamai užpildyti visas grafas. Darbo patirtis labai svarbi CV dalis. Pirmiausia, aprašyk pastaruoju metu įgytą patirtį. Aprašęs naujausią darbo patirtį, galėsi aprašyti ir ankstesnę, taip vis pridedant po naują laukelį. Kita CV dalis – tai išsilavinimas ir kvalifikacija. Aprašyk kiekvieną atskirai, kaip ir darbo patirtį, pradėdamas nuo naujausios. Jei nori, gali sukeisti darbo patirties ir išsilavinimo sekcijas vietomis, paspaudęs kairėje esančias rodykles. Tačiau atmink, kad daugelis darbdavių prioritetą teikia darbiniai patirčiai. Kita dalis – tavo asmeniniai gebėjimai. Čia įvesk savo gimtąją kalbą. Atskirai paminėk, kokias užsienio kalbas moki. Pradėk nuo tos, kurią moki geriausiai. Europass CV patogus tuo, kad čia gali pats įsivertinti, koks yra tavo užsienio kalbos mokėjimo lygis. Jei manai, kad ši informacija pravers tavo potencialiam darbdaviui, gali nurodyti ir savo bendravimo įgūdžius, organizacinius vadovavimo ir kitus gebėjimus reikalingus norimam darbui. Pavyzdžiui, darbo skelbime esantis reikalavimai. Kai kuriuose laukose, kaip pavyzdžiui darbo patirtis, gali įkelti ir papildomus dokumentus. Tai yra patogus būdas visą reikalingą informaciją tvarkingai sudėti į vieną dokumentą, kurį jau gali siųsti darbdaviui. Jei turi anksčiau pildytą Europass CV formą, arba jei nori įkelti informaciją iš pasirinkto socialinio tinklo paskyros, gali tai padaryti paspaudęs mygtuką Įkelti. Pasirinktą dokumentą gali įkelti iš savo kompiuterio arba iš tokių cloud sistemų kaip Dropbox, Google Drive ar OneDrive ir pasiimti informaciją iš savo LinkedIn paskyros. Suteikus Europass sistemai prieigą prie LinkedIn paskyros, bendrieji Europass CV laukai bus užpildyti automatiškai, panaudojant LinkedIn profilyje esančią informaciją. Europass CV redaktorėje dar rasi Europos kompetencijų aplanką. Priemonė, kuri padės parengti tvarkingą CV ir sukelti visus aktualius dokumentus į vieną aplanką. Kalbų pasą, kuris labai pasitarnaus, jei tavo norimas darbas yra susijęs su užsienio kalbų žiniomis. Tokiu atveju rekomenduotina užpildyti kalbų pasą ir pridėti jį prie savo CV. Motyvacinio laiško forma, kurią gali pasinaudoti, jeigu darbdavys prašo motyvacinio laiško. Europass CV redaktorius skirtas tik dokumento sukūrimui. Tad parengęs savo CV, įsisaugok jį savo kompiuteryje ar kitoje laikmenoje. Jei naudojasi savo asmeniniu kompiuteriu, gali pažymėti, kad kaskart atsidaręs redaktorių matytum savo užpildytą CV. Tačiau jei naudojasi viešu kompiuteriu, rekomenduotina pažymėti, kad duomenys naršyklėje neišliktų. CV redaktoriumi sukurtus dokumentus gali peržiūrėti ir parsisiųsti. Jei pasirinksi daugiau nei vieną dokumentą, jie bus sujungti į vieną. Tavo CV jau paruoštas. Linkime sėkmės ir laukiame grįžtant papildyti savo CV vėliau.